lapė, strazdelis ir varna. Vidury miško egleliai susikrovė strazdelis savo guželę ir sudėjęs 5 kiaušinėlius. Atbėgusi lapė paprašė, kad strazdelis vestų vaikelius, nesikirsianti eglelę. Bet strazdelio vaikai nepaskrenda ir prašęs lapės nekirsti eglelės. Tada lapė paprašysi išvesti vaikelį ir nekirsianti eglelės. Ir ką padarys strazdelis, numetęs vieną vaikelį, o lapė jį nusinešusi. Taip strazdelis atidavęs visus vaikelius, tik vienas belikęs. Tada strazdelis taigiliai verkiant, atskridusi varną ir paklaususi, kodėl jis verkęs. O strazdelis atsakė, o kaipgi čia neverksęs, kad lapė baigė visus vaikelius išnešiot. Bet varna liepusi atkirsti lapį ir paklausti, su kuogi jį kirsianti eglelę. Šitai pamokiusi varnelę, nuskridusi, o lapė greitai atbėgusi. Lapė sakiusi, kad kirsianti eglelę, o strazdelis paklausęs, su kuogi jie kirsianti. Sudavusi keletą kartų su uodega per medį, pamatė, kad strazdelis nebijantis. Tada lapė paklaususi, kas pamokęs jį šitaip elgtis, o strazdelis atkirtęs, kad varna. Lapė užpykus ir nusprendusi jai nedovanosinti. Nubėgusi pamiškėn, kur varnos skraidydavusios ir atgulusios, dedamasi negyva esanti. Pamačiusi negyvą žvėrį, varna tuoj atskridusi, nutūpusi ant lapės ir ėmusi kranksėti, kitas varnas šaukti. Lapė ją nutvėrusi ir jau ketinusi ėsti, bet varna prašysi nedaryti, kaip senelis bobutei daręs. Lapė paklausysi, kaipgi jis daręs, o varna atsakiusi, kad paėmęs statinaitę be dugno ir įdėjęs bobutę, vežiojas, kol jos kaulus subirėja. Lapė norėjusi išbarstyti varnai kaulus ir įtupdžiusi ją į statinę. Varneliai to ir reikėjo, dar ir šiandien jį gyva tebelakioja ir iš laimės besijuokianti.